Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojam žodį šlavę. Gal kartais per daug iš kitų reikalavom ir kartais per tyliai mes norėjom nugalėti. Bet aš ten buvau, laimingas pergalės dainas dainavau, iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, juos akmens nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai, per ramiai gyvenai, nes mano gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žolė po gero lietaus. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygiai galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso. Lygiai prieš 70 metų šitą dieną gimė Janinos ir Jono šeimoje Romukas. Romukas grįžo į gimtąją Mikailavą, vadinasi tas mikrorajonas, kuris gyveno ir praleido vaikystę ir jaunystę. Ir dabar šiek tiek, kad susidarytumėt įspūdį, kaip atrodė gyvenimas Vilijampolės vaizdų, kadangi buvo tik vienas tiltas, į kitą pusę keldavosi keltų. Čia Vilijampolės vaizdas nuo Muravos. Iki 60 metų, kol nepastatė hidroelektrinės, apsemdavo Vilijampolę. Taip, Romai, ir atsimeni. 6 metų turbūt buvau, tai apsėmė prie inkaro, kur dabar policija yra gatvelė, vanduo. Pakilęs tiek buvo, kad iki gatvės, iki dabartinio Raudondvario plento. Čia senoji mokykla, bet Romui pasisekė, 60-ais pastatė naują Veršvų 18 vidurinę, kurią jisai baigė. Čia 24 vidurinė, joje treniravosi baigdamas krepšinio sporto mokyklą, taip? Tikrai taip. Čia prie Vilijos garsiojo restorano ta mokykla. Ten, matėt, Vilijampolė tai ir fabrikai, ir Lušnynai, ir nauji rajonai, o čia Lampėdžiai. Lampėdžių prieplauka, Lampėdžių šilas, kur, sakė, Romas bėgiodavo per treniruotės. Čia treneriai kankindavo mus, kaip po to aš atsižaidžiau ant jūsų. Tik Dainų slėnį, mirties vadinamam slėnį. Čia patys geriausi to laikų buvo sportiniai bateliai, vėliau aišku, ypač 68 gimimo atsimena, būdavo Maskvos eksperimentiniai. Ir 64 taip pat, atsiprašau, senas jau klystu. Tai va, prie šitų nesilygino, anie. Kaip Romai teko atsidurti darbo rezervus? Tai pakvietė Edvardas Nekrašas treneris už darbo rezervų žaist. Seniau būdavo įkiša po svetimą kokį žmogų žaist. Tai pakvietė ir iškovojom 2 vietą irgi Tarybų sąjungos pirmenybėse darbo rezervų. Pralošėm gruzinam, bet ten buvo atvažiavę ne jauniai, o mieste susitikom, tai su žmonom, po 2 vaikus turėjo. Tikras reikalas, tadžikai ten visokie, jie baisu, tai paskui ten pusę jų išvarė. Ir galiausiai, kaip išvarė, tai dabar neprisimenu, ar tadžikai ar kas atrakino mūsų kambarį ir išnešė viską. Iš manęs naują neiloninį ploščių, seniau jie brangus labai buvo, tik atsiradę buvo.
Tai paskui Rygos, čia Rygoje buvo, tai sumokėjo Rygos ten darbo rezervų tą tarybą ar kas, kaip už naujus sumokėjo pinigus, kad tik tylėtume. Tai va, ir pinigus išnešę stalčiuose buvo tie bendri komandos nariai palikę ir tos pinigus užšlavė į stalčių viską ir dingo, nes juos išvarė, kadangi jie ten po 23-24 metus gal ir daugiau turėjo atvažiavę 18 už 18 žaisti. Tiek tada. Kaip Romai ten. Čia taip pat pakvietė, jeigu tiesiai iš VMI, jeigu nėra, tai po 25 rublius mokėdavo už rungtynės, į Ariogalą nuveždavo, iš Ariogalos atveždavo. Tai tais laikais, kai studentas buvau, tai dideli pinigai buvo. Tai va taupydavom, bet paskui Kaziūnas, jeigu atsimena, toksai susitiko po mėnesio gal Vilniuje lošėm už Kūno kultūros institutą, tai prie pasakė, tu čia kur lošėjai tam ir neatsimenu, aš ar atėmė tą taurę ar neatėmė iš Ariogalos. Ir įstojęs į KKI buvo pakviestas Dėdelio žaisti už Žalgirio dublerius, bet kaip pasibaigė, tai noriu, kad Romas pats papasakotų. Pasibaigė normaliai laikų viskas, nes mes eidavom iš ryto į treniruotės iš Kūno kultūros instituto, paskui į paskaitas, bet būdavo labai sunku, nenueidavom. Jeigu kurie mokėsi Kūno kultūros institute, buvo toks gydytojas ir dėstytojas Kibiša, jeigu žinomas. Tai jeigu pasipraleidi paskaitą, tai tik per vieną kartą gali atsiskaityti, per vieną dieną tiksliau, tą minusą. Tai mes kaip prisirinkom ten tų minusų, o aš nebuvau geras žaidėjas, tai vieną kartą dabar neprisimenu, man atrodo, Bimba Žalgirio treneris buvo. Sako, jūs mums taip reikalingi, kaip šitie kosmonautai tuo laiku skraidė prie erdvėjai. Tai supratome su draugu vienu iš mano grupės, kad jau mums pats laikas arba eiti į kariuomenę, arba išsitaisyti tos minusus visus ir mesti žaidimus Žalgirio dublerių komandoje. Taip ir padarėm, žinokit. Ir sveikatą neleido jau. Nes tuo laiku dar buvau prisiplakęs prie staklių ledo rytulio komandos. Tai būdavo, baigdavau ledo rytulio treniruotę, priešais Kūno kultūros institutą, čia buvo ledo aikštelė išlieta, o tą baigęs treniruotę jau eidavau į krepšinio treniruotę. Ir greit baterijos nusėdo ir baigėsi reikalai. Kaip sakydavo rusiškai, jauni gal nesupras, tai išverskit, trus neįgrajat в хоккей. Daugiau в карты неиграет, трус в карты неиграет. Ar tik palaikydavė ir pašaudė teko? Tai šaudė duodavo. Čia buvo šposiukų su tai šaudimais. Tuo laiku, tarp kitko, BTR nuvarė. Galiu papasakoti, jeigu įdomu. Vienu žodžiu, naktinis išvažiavimas su BMP. Išvažiuojam ir toks buvo katedroje podpolkovnik Krysin. Tai jisai lauždavo labai, o vakare labai gerai su tom trasiruščiom, šviečiančiom kulkom. Tai paleidau į dangų šias tokį ruožą, što-то делаешь, sako, parinį. Tai va, tai būdavo smagu ten naktiniai, kai šaudimai būdavo. Edas liko, o aš prieš baigdamas tai rašiau diplominius. Dabkui tokiam rašiau, jeigu žinot. Atims jau viskas, jau pasirašyta, atiduota, priduota daug, kokius 7 ar 8. Atvažiuodavo naktim, žmona turbūt pamena, naktim atvažiuodavo, gelbėk, sakydavo. Nepamenu. Nuo kai kurių neimdavau, nuo kai kurių gal neždavo, ką nors. Dirbdamas su Fedorovu, aišku, surinko pirmą grupę savo 68 gimimo. Tai norėčiau paklausti trenerio, nes žinau, kad buvo tokia tvarka, kad metus paskirdavo treneriui, rinkdavo tos metus ne vienas treneris, rinkdavo 2, 3 ar 4 ir paskui darydavo varžybas,
kuris treneris laimėdavo, tada tas treneris tų metų grupę vesdavo. Ar tai buvo, ar be konkurencijos atidavė? Sistema tai buvo tokia, bet tos 68 kažkaip prisimenu, kad be konkurencijos. Nes antrų trenerių dirbau pas trenerį Fiodorovą, kadangi reikėjo, kad atlyginimas būtų normalus, tai ten reikdavo, bet treneris Fiodorovas griežtai reikalaudavo dalyvauti treniruotį. Pas kitus trenerius būdavo, kad gali ir neateit kai kada į treniruotę. O tai šitie 8, ko gero, kad niekas nepadėjo rinkti. Nebent aš neatsimenu, 8 pasakykit. Ką pakeitėt? Patys atėjo, sako. Ai, patys, galbūt, nežinau, gal patys atėjo. Čia daug kas sako, kad patys atėjo, jo aš girdėjęs iš kitų. Vokiečių herbas ant... Paulauskas, jo Nerijus Paulauskas. Modesto sūnus. Taip. Dar... Labai irgi neblogos marškinėliai, iš kur Romai tokius? Čia suomiškos Bleghos firmos, nieks neturėjo čia Lietuvoje. Kadangi mes iš Leningrado arba Maskvos neišlysdavom per mėnesį, tai ten prisipirkę buvom ir apsirengę, visi pavydėdavo šitos aprangos. 25 rubliai kainuodavo berods. Triusikėliai ir maikutės. Atrodėm gražiai. Čia stovykloje irgi Palangoje ir išleistuvės, taip. Koks plonas. Nu, sausio mėnesį gimusius, 68 metais gimusius, prašom atsistot. Nėra? Nėra. Kad tamsu nemas. Gal kas norit pasakyti kokį žodį? Prašom. Ačiū, kad leidai. Jo, dėkui. Treneri, ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, tai kiekvieną žodį būtų galima ačiū sakyti. Ačiū visų pirma, kad susitikom čia ir tos, kuriuos mes skriaudėm, dabar jau nebenorėčiau skriausti jų, nes pasikeitė gyvenimas laikai, bet dėkui. Pagrindinis dėkui tai už tą meilę, už nuoširdumą, netgi už tas kankinės, kurios teko patirti, bet mums buvote begalinis autoritetas. Net tie dvojišnikai, kur dabar čia mes kaip rinkomės, prašė ir tie padėkoti, kurie bėgdavo iš pamokų ir praleisdavo treniruotės, bet tarė didelį ačiū už tai, kad nieks nenuėjo klystkeliais. Ir kadangi Kauno žmonės, kažkas aišku dabar išvažiavęs ir tos krepšinio namus mes čia Kaune turim, ačiū už tai, kad man teko čia pabuvoti, nes, kaip nekeista, nebuvau buvęs. Ir manau visi sutiks, kad tų krepšinio namų, tos simbolinės vietos atsiradimas, tai, nemaža dalim priklauso šitam žmogui. Jisai gamino mus, mes kūrėm istoriją. Ačiū treneri labai. Jau per daug čia, per daug. Ačiū. Ačiū. Berenkant tą medžiagą, bežiūrint trenerio gyvenimo, tų faktų ir bežiūrint tos žaidėjus, tai jeigu būtų tokia knyga kaip Krepšinio Gineso knyga Lietuvos, tai manau, ten būtų ne viena eilutė su trenerio pavardė. Nes kas įsivaizduoja, kas yra dirbęs krepšinio trenerių, paruošti iš vienos grupės 4 Žalgirio žaidėjus
Aš daugiau tokio nežinau. Nu ir norėčiau paklausti, aš tą tokį atsitikimą girdėjau apie, kaip ten Žalgiris vieną iš tų 68 pliaže atrado. Romai, ką? Jeigu galima, aš sėdėdamas. Aš gal ne tik šitą dar priminsiu, jeigu bus neįdomu, drąsiai sakykit. Su šita komanda teko daug važinėti ir tokie įdomesni momentai. Vieną kartą važiuojam į Taliną žaisti varžybų, 24 žaidėjai su Pazu autobusu, jum neteko, aišku, jaunesniem važiuoti su Pazu. Autobusas nešildomas, laukia turbūt apie arti 20. Po 2 žmonės sodinam ant variklio, kad šiltų, prieki būdavo variklis, kad sušiltų ir keičiasi. Beilės, jeigu užlenda, tai blogai. 68 pataisykite, jeigu ką nors meluoju. Ir apie 2 valandą nakties autobusas sustojo, nes baigėsi kūras. Vairuotojas prasnaudė. Vidury miškuose, stabdo mašinas, nestoja, visi bijo. Tai paskui jau norėjom eiti kapoti malkų, šakų ir kurti laužą. Taigi 24 vaikai sušals, suprantat, ir sustojo sunkvežimis už kokį 50 metrų, nes bijojo prieš mus. Bijojo, tai paskui mūsų tą Pazą datempė, susitarėme su juo, išaiškinom padėtį ir datempė iki arčiausios kolonėlės, kad užsipiltume kūro. Kitas momentas toks nesmagus, vos tragedija nebuvo, tai Dainų slėnyje bėgiodavom kaip jūs ir visi tą mirties slėnį, žemyn į viršų ir treniruotėjai užbėgo vaikai visi, praėjo 3-5 minutės ir vienas, aš Viliampoliškai, Michailavos, tarme sakysiu, smigo. Mazurkevičius toks buvęs Raudono kryžiaus direktorius. Nu, ir jį paguldė man žemės, kol guli viskas tvarkoj, sodinį vėl sminga. Aš ir įsigandęs buvau, šaukiu vaikam, bėkit prie halės, nes tada mobilių nebuvo, skambinkit greitai, nes aš atsitrauk nuo jo negaliu. Tai po kokios 15 minučių atsigavo. Paskui aš jį palydėjau namo, įsiaiškinau, kad iš vakaro prieš tai dieną buvo pas kardiologus, viskas buvo tvarkoj. O kadangi jis toks tvirtokas buvo, degonės trūkumas po tų bėgiojimų viršun žemyn ir klausiau, ar galėjo baigtis, jau liūdnai, sakė, drąsiai galėjo baigtis. Tai va toks momentas. Ne iš niekur nieko, sveikas, pasitikrinęs ir galėjo būti tragedija. Ir čia ir aš nesėdėčiau, gal Pravieniškėse, gal toliau sėdėčiau. Tai va toks momentas. Dabar, kadangi Arūnas priminė, tai dar toks momentas buvo, aš čia užsirašęs, nepykit, nes jau sklerozė man. Gintarinis Pajūris. Vadovavo, čia Klaipėdoj buvo, vadovavo teisėjai toks iš Nidos Razutis, jeigu prisimenat mano sudėjimo, ir švilpė į vieną pusę gipsuotą ranką rodo tik tai. Sakau, ką tu čia išdarinėjai, jisai sako, jūs vis tiek išlošit. Nu, mūsų galinga ta komanda buvo. Tai šitą, jisai kaip šitai pasakė, tai sakau, tau įrodysim, kad tu biški ne kaip moki švilpti iš viso, 6 žaidėjus įleisiu į aikštelę. Turbūt pamenat, 8 metai. Tai įleidžiu pirmą, 6 žaidėją, jau balkonai ūžia, o tas nemato. Nu, vienas, kitas atsisėda ant suolo pas mumi, kadangi 2 teisėjai švilpdavo, ataka į vieną pusę, paskui į kitą nusisuka, tai tas atsilieka sėda, o į priekį jau išleidžiam jiem už nugarų, jie nemato. Būdavo surinku tik tai arba Šivickas ima, arba Dimavičius kamuolį, nes jie aukštesni buvo. Tik tai op ir perdavimas lekia į priekį. Niekas nieko nesupranta, o balkoną jau ten durnių vadina tą teisėją viską. Antrą kartą išleidžiam vėl, o teisėja sako, pamatysiu aš iš karto, kai bus. Tai iš 3 karto pagavo, o matai, sako, aš pastebėjau iš karto, sako, o jau iš balkono ten visaip jį vadina, kad jau 3 kartą. Tai o tokie momentai buvo. Žinokit, gan įdomus tie momentėliai.
tokia. Ir dar vienas toks, čia gal pasigirimo, Šivickas Dimavičius buvo kadetų rinktinės Tarybų sąjungos nariai, o mūsų iškvietė šparingui Tarybų sąjungos rinktinė į Pirytą tik po olimpiados 800, kada buvo Rusijoje Maskvos ta olimpiada, tai ten ir klavimo bazė iškvietė Tarybų sąjungos rinktinė, ten ir Paulauskas buvo, Selivanovas treneriai, ir šitą davė mums maitinimo talonus rinktinės, tai vaikai nesuvalgydavo, ką gaudavo rinktinė. Ten prisipirkdavo, ko nori, šokoladukų, visko, bet esmė tame, kaip žaidėm, tai be jų abiejų jie už rinktinę žaidė. Pirmą mačą pralošėm 6 taškais, nors rezultatą skaičiavo jų treneriai, ten žydai visur būdavo. Nesupykit, kas kitataučiai. Tai va, tai sakė 6 taškai, o vaikai buvo suskaičiavę mažiau. Antras rungtynės pralošėm 10 taškų. Tai prižadėjo kviesti dar Aurimą Palšį ir Deividą Gedraitį į rinktinę, bet paskui ir neįvykdė to pažado. Tai liko tik 2 žmonės. Tai apie šito amžiaus grupės vaikus būtų šitiek. O dar galiu tokį negerą atvejį priminti. Čia Repovėca Šiaurės Taurė vyko. Ir mes gyvenom viešbutį gal 4. gal aukšte. Tai limonadas būdavo stikliniuose buteliuose. Tai vienas asmo pavardę neminėsiu, per langą nuleido žemyn butelį, o kieme buvo policijos komisariatas. Išrikiuodavo iš ryto visą laiką policininkus, ten nurodymus duodavo ir prie vieno policininko tas butelis ant asfalto nusileido iššūkęs. Tai paskui iškvietė tos policijos viršininkas mane pasiaiškinti. Tai prigazdinom tada, jeigu Romas atsimena, kad baudą mokės asmuo išmetęs 10 rublių gal ar kiek. Tai va toks momentas buvo. Tai tiek būtų apie šitą įdomesnių reikalų. Ten užsimiršo, ką sakiau, kaip tie žalgiriečiai atrado. Ai, užmiršau, taip. Tai su Palšiu, trumpai, nenorėjo imti, tada buvo treneris Rakauskas dublerių trenerių, tai Palšį nenorėjo imti, kadangi konkurencija buvo jo auklėtiniui, pavardės neminėsiu. Neėmė į dublerius, o paskui tą pačią vasarą Aurimas nuėjo į Panemunės pležą pažaisti. Ir Jovaiša su Kurtinaičiu pamatė, kad kropų čia duoda drąsiai, tai pasakė treneriam Žalgirio ir jį iškart į vyrų tą Žalgirio komandą paėmė su vokiečiai žaisti, 16 taškų padarė, į dublerius netinkantis. Tai va toks momentas buvo. Kaip ir seniau, taip ir dabar čia yra tokia buvo. Tai trenerė, pasikartosiu, gal iš tikrųjų, ką jau sakiau, tai tas laikas žiauriai gerai čia dabar atsimenasi, nors jau prieš 30, nežinau kiek metų buvo, bet aš tai ką noriu pabrėžti, praėjom tą nesėkmės, pergalės, asmeninės, komandinės, su jūsų parama, tai turim dabar, belė kiek užsiugdė to viso patirties visur gyvenime. Tas yra svarbiausia, krepšinis yra labai gerai, yra dar daug visko be krepšinio. Aš tai, jeigu taip tai atsimenu, nežinau, čia nepasakojat, nerodėt, kai mes į Maskvą važinėdavom su komanda. Su Placdarmu, čia su autobusu tai gerai, bet su Placdarmu čia susipakavę mes ten į tas kajutės, nežinau, per naktį ten važiuodavom, aš net plakatą kažkur namie dar turiu, ten tą Maskva, ten visur būdavo iškvilijuotos gatvės, kad atvažiavo iš Lietuvos komanda. Mes ten į Supagumą, ten Fantos, Kolos prisipirdavom, treneris kažką irgi pirkdavo. Bet gal, nežinom ką, bet nedrįsom klausti, dabar biški drąsesnė jau, tai gal ir papasakos. Bet tai žodžiu, trenerio, tikrai labai smagu, kad čia galim būti jūsų šventės dalimi šiandien. Ačiū labai. Ačiū visiems.
Sveiki dar kartą, treneri, labai malonu matyti. Daug gimtadienių jūsų praleidom, už tai šiek tiek atsiprašom. Bet labai smagu, kad susirinkom ir tie, kurie seniai matėmės. Iš tikrųjų jau baigėm sporto mokyklą 30 metų. Labai daug prisiminimų gerų, o ypač tai, kad jūs buvot mum kaip antras tėtis. Tikrai didžiulis autoritetas, kuris mus atvedė į tokius ir gerus sportininkus, ir dar geresnius žmonės. Ačiū Jums labai, treneri. Čia, matot, Sabonio krepšinio mokykla 94 metai, kai oficialiai ją įteisino, nors šiaip prasidėjo jinai anksčiau, nuo 92 metų mes pradėjom, taip, treneri? Taip, 92 pradėjo kurtis mokyklą, bet dar nebuvo nei užvadinimo nieko. Ir trenerį Fiodorovą ir mane pakvietė, direktorius tada buvo Šaluga, Ramūnas, dirbti. Čia treneris, aišku, įdėjo daug pastangų, kiek aš atsimenu, nes jau kartu pradėjom dirbti, kad atkurtų pradingusią Žalgirio dublerių komandą. Ir dėja, tos pastangos nuėjo niekais, pinigų niekas nedavė, tam, kaip žino, sportui reikia kažkiek finansų. Ir nepasisekė išlaikyti, nors jau buvo surinkęs ir va, mato, trečią iš kairės, net ką buvo atsivežęs į stovyklą, Ramūną Šiškauską. Ir čia tavo tokia komanda buvo, čia dauguma tai 77, bet ne tik taip, treneriai rinkot, bandėt padaryti, kiek aš atsimenu. Taip, buvo renkama iš visos Lietuvos, nes čia kelių nėra dar žmonių nusifotografavusių. Buvo kaip tikslas perspektyviausius surinkti iš visos Lietuvos į Sabonio krepšinio klubo komandą. Ne Sabonio mokyklos, bet skaitė Sabonio krepšinio klubo komandą. Tai va, ten rinkdavom ir Šiškauskas buvo, su Šiškausku tai čia buvo reikalas išėjęs toks, buvom jau užpainėję viskas, kad atvažiuos mokytis į Mažvydo mokyklą ir rugsėjo 1 neatvažiuoja, o 301 dar šnekėjom, kad atvažiuos mokytis, jau vieta buvo padaryta, viskas. Ir 1 paskambinam, pasirodo per naktį Vilniaus Sakalai su šito Sakalausku prieš akį permušė ranką mum ir jis nuėjo į Sakalus. Nors buvau įspėjęs, kad rašytų sutartį su juo, bet tada vėl Kalmanovičius toksai vadovavo, sakė, kai reiks, nupirksim. Tai kai atsirado CSK, sakau, dabar nupirkit jūs jį, kad tokie gudrus. Tai va ir baigės su Ramūnu tokie reikalai. Buvo atvežti iš Olimpo 2, kaip dabar atsimenu, Darius Kurmis ir Slivskis Martynas. Bet po metų jie irgi pajuto, kad neblogai žaidžia ir pabėgo atgal į Olimpą, kiti vėl, kai kurie mano buvę irgi išvyko į kitas komandas ir įsiardė tą komandą ir baigėsi tas rinkimas. Tai tiek. Čia kolegos, čia tie patys 95 čia metai pavasarį. Ir treneriai, Sabonio krepšinio mokyklos treneriai. Ten buvo dar tas laikas po tos komandos, kai treneris dirbo kitiems, pasakyčiau, kai neturėjo savo amžiaus grupės, bet surinkdavo mažus vaikus ir paauginės ar ten perduodavo visus gabesnius į tas grupės tiem treneriams pagal savo gimimo metus. Tai, atrado ten treneris nežinau kiek. Pradedant 82 gimimo, Maumevičius, Dybartas, Danielius, Brazys, taip, 84 gimimo, Dabkus, broliai Navickai, Jankūnas, Šumskis,
85 sėdi pirmoje eilėje. Zasas man į vadovų perdavė. 86 Kalnietis. 87 Dylį atveždavo pasitreniruoti. Gal kai nežino, Vunkės vyro. Geriau gal taip pažįstu. Ir po to savo jau amžiaus grupę susirinko 88 metus. Tai, kaip sakiau, irgi tą apie Gineso knygą, tai nežinau aš tokios kartos, kad iš vienos gimimo laidos 8 žaidėjai žaistų LKL. Tikrai neradau, kiek ieškojau. Čia truputį perdeda Arūnas. Keli žaidėjai buvo atėję iš buvusio Merkurijaus. Kada Merkurijus jau baigė savo turbūt egzistavimą, tai perėjo į mūsų tą 88 grupę. O buvo toks įdomesnis reikalas, tai kada žaidėm Pepsikolos turnyre, organizavo Merkurijus po 2 gal metų treniravimosi. Sabonių mokyklos va šitie 88 mano vadovaujami vaikai turnyre užėmė 7 vietą. Tai jau tokį trenerį reikėjo senai paleisti Sabonių mokyklos. Vaikai verkė rūbiniai, bet sakiau, po kelių metų pažiūrėsim. Ir paskui jau antrą mūsų komandą aplošdavo Merkurijaus pirmą. Po kelių metų, tai jau taip gavosi toks momentas. Tai treneriai vis tiek atėjo iš kur atėjo, bet kaip laida jūsų 88, kurią pabaigė, net 8 žaidėjai pateko į LKL. Tai tikrai, aš bandžiau peržiūrėti, aišku, gal ne visiškai, bet tikrai neradau, kad būtų tokia karta vieno trenerio, kur 8 žaidėjai žaistų Lietuvos krepšinio lygoje. 88 metų gimusius prašom atsistoti. Sveiki. Pakišo mane po tanku čia. Na taip. Aš, treneriai, pasakysiu, kiekvieną kartą, kai susitinkam, tai vis pirma mintis, kaip aš tą krepšinį pats žaidžiau su tokiu ūgiu. Tai, taip, jeigu nuoširdžiai, tai, kaip ir minėjau, iš vyresnės kartos, mums tikrai atstojo antrą tėvą. Buvot tikrai didelis autoritetas, pavyzdys, išmokinote labai daug ne tik krepšinio subtilybių, bet ir žmogiškumo, kas pravertė mum ir gyvenime, asmeniškai ir man, ir manau daugelį iš mūsų. Ir tikrai apie mūsų visus nuotykius galima parašyti labai didelę ir juokingą knygą, prisiminus viską. Iki šios dienos prisimenam tą kelionę į Kanadą, kuri dėja ir neįvyko. Ačiū treneriui už viską ir linkime jums geriausios kloties. Dėl Kanados atsakymą galiu pasakyti. Kanada buvo numatyta iš pradžių, sakė, o paskui, jūs net nežinot, treneris Žvinklys permušė reikalus ir 9 metai išvažiavo. Taip, kad aš tikrai nekaltas dėl šito. Ten atsirado gudresnių už mane. Taip, kad aš irgi tada norėjau į Kanadą nuvažiuoti. Man pačiu labai reikėjo kanadietiškų originalų nusipirkti visko, bet tikrai apgavo ir piktas buvau. Dėl šito ir kitų reikalų aš ir palikau Sabonio krepšinio mokyklą. Tai treneris paliko mokyklą, bet dar prieš palikdamas, kadangi, kaip reikėjo užbaigti ir užbaigė su 88 gimimo grupė, įsikūrė savo
savo mokyklą, savo krepšinio klubą ABC. Ir čia stovykla Kaltanėnuose. Pirmą amžiaus grupę, kurią surinko, tai buvo 93 metų. Surinko treneris pavėlavęs, jau kitos sporto mokyklos buvo surinkusios grupės. Ir iš pradžių, aišku, buvo labai sunku. Pasakysiu, tuo metu buvo 7 Kaune komandos, 5 sporto mokyklos. Tai iš tų metų Lietuvos jaunimo rinktiniai žaidė vienintelis kaunietis trenerio auklėtinis. Visos kitos, ką mokyklos veikia, neaišku. Aišku, buvo sunku, nes treneris buvo ir vairuotojas, ir ūkvedys, ir direktorius, ir pavaduotojas, taip, ir administratorė, kai kitos sporto mokyklos po 8 administracijos darbuotojus turėdavo, jis rūpinosi visko, kartais užkasdavo. Gimusius 93, prašom atsistoti. Sveiki dar kartą. Iš tikrųjų daug labai gražių žodžių pasakyta. Aš gal ką galėčiau nuo mūsų kartos pridėti, kad esam labai labai dėkingi ne tik už visus sportinius pasisekimus ir nepasisekimus, bet už labai daug padovanotų akimirkų. Mes čia, kada sužinojom apie šitą būsimą šventę, pradėjom susirašinėti, bendrauti beprotiškai daug atsiminimų. Ir ko galbūt nepaminėjo nei vienas iš čia ir ką norėčiau paminėti ir pasidžiaugti, kad mes turėjom progą pažinti jūsų nuostabų humoro jausmą. Dar dabar tų bairių mes nepamiršę niekada, tai labai ačiū. Ačiū visiems. 93 ir 96 buvo grupė gimimo. Ir, kaip sakiau, buvo vienintelis kaunietis Lietuvos rinktiniai, už tai įteikė treneriui padėką Kauno miestas, išvijo iš 38 vidurinės, atsiuntė raštą ir neleido nuomoti salės. Tai su 96 metų vaikais, čia jis turėjo ir grupės dar yra bus ir Garliavoj. Tai teko užbaigti, besiglaudžiant švaros saliai. Aš VDU dirbau, tai pusę salės kartais duodavau, kad turėtų kur pasitreniruoti, ar sakydavau, kad išvažiuoju varžybas laisvą salę, įleisdavau trenerį. Ir taip treneris užbaigė su tais 96, nors kitos komandos irgi perviliojo 3 lyderius, taip, neklystu. 5. Bet su jais užbaigė ir aišku, kaip gali būti Lietuvos jaunimo rinktinė, Europos sidabro medalis, vėl iš trenerio auklėtinis 25 numeris, taip čia stovi. Taip, Stankevičius Gedras. Vis tiek treneris sugebėjo išugdyti gerą krepšininką. Tai 96, kas yra stojo? Nieko. Tai čia kalbant apie tą 38 vidurinę, vienintelį ir žinom turbūt, kuri buvo su numeriu iš tų Kauno mūsų laidos, bet atsimenu, kas Mažvydo mokyklai treniravos, birželio mėnesį turbūt pamenat, kad visą laiką būdavo trefkės lauke, bet jeigu lyja, tai būdavo koridoriuje. Ir aš atsimenu, kažkuria trefkė atėjom, neatsimenu net ką, bet prisidirbom mes ganėtinai ir, gavom pizdį.
taip švelniai tariant. Ir ką tada, ja, ką treneris sako, neatsimenu, kaip tiksliai jisai pasakė, bet sako, aš su jumis griežtas, bet sako, ateis laikas, jūs ateisit ir padėkosit man už tai. Ir tada galvojau, kad, ką jisai čia šneka, už ką mes čia padėkosim. Bet iš tikrųjų, bent jau man pačiam ir manau nemažai daliai iš mūsų tas liko, kad ne tiek turbūt krepšinio išmokom iš tų treniruočių, bet daugiausia bent jau aš ir spėju nemaža dalis išmoko disciplinos ir atsakomybės jausmą. Tai labai norėjom už tą padėkoti. Aš truputį noriu grįžti prie 93 metų gimimo. Praleidom čia. Šitą grupę žaidė antram berods divizione ir varžybos Utenoje. Teisėjas gipsuota ranka, čia nesiskundžiu, žinokit, tikrai tą žodžio prasme, varė į vieną pusę su Plunge, kur vadovavo Glikmanas toks, jeigu jums žinomas. Tai aš tai prakentėjau, bet mano auklėtinių tėvai iššoko per pertrauką mušti teisėją. Tai buvo iškviesta policija. Tai jie pasislėpė kažkur, 2 tėvai, jeigu pamenat, kas žaidė tada. Tai išbaudavo mūsų geriausius žaidėjus tenais teisėjai. Paskui aš taip galvoju, kame reikalas, kodėl jie taip už Glikmaną ėjo. O paskui įsiaiškinom, kad ten paskirti žemaičiai 2. Tai jie ir varė į vieną pusę. Ir neišėjome mes į pirmą divizioną. Likom antram divizione, praloždami 4 taškais. Tai va, apie aną grupę. Ir paskutinis etapas toks. Pradėjo dirbti Kauno Simono Daukanto progimnazijoje. Ir pradėjo nuo mokyklos garbės. Buvo nominuotas mokyklos garbei gauti 1 metais. Toliau tebe dirba su vaikais, mokina krepšinį. Čia matot Sirtautuką, kur dabar jau 2,10 m. Aš taip tokį klausimą, treneriai, kaip čia atsitinka, kad kas su jumis susitinka ir taip paskui 2,5, 2,10, 2,20, lakstė Sabonis paprastas vaikas ir štaiga 2,20, kai atėjo Bruneckas antrų trenerių. Aš noriu pasakyti, jau prieš tai sakė, taigi aš ne vienas čia atėjęs, ką jūs čia dabar manęs kišat prie tų vaikų, kad vis 2-metriniai. Paskui namuose ką nors pagalvos. Ne, ar kokią radiaciją gal skleidžia treneris, nes tikrai taip. Gal nežinau. Bet geriau negyvent, negu visai netikėt. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka 9 kartus iš eilės. Ir mes ne iš tų, kur pralaimi dar nenugalėti. Ir nebelieka jau baimės, kada viskas nurimo ir baigės. Gali numirti iš nevilties ar iš laimės. Net jei žaidi tik šachmatais arba dartais, juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo. Ir jauti, jog kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį didelį užaugom. Ir mes galėjom